Laidą remia Fakto Auto, naujausi Citroen modeliai su 8 metų arba 200 000 km garantija. Laidos rėmėjas rrr.lt. Raskite savo dalį. Autopiloto laidoje naudotas antros kartos Ford Edge. Kam tinkamas toks mūsų keliuose nedažnai sutinkamas didelis crossoveris? Yra tam tikrų dalykų, kurių ne visai suprantu. O naujo automobilio rubrikoje susipažinsime su atnaujintu Hyundai Ioniq 6 elektromobiliu. Labas rytas, autopiloto žiūrovai. Šiandien naudotų automobilių rubrikoje mūsų keliuose ir gatvėse galbūt kiek rečiau sutinkamas antrosios kartos Ford Edge. Iš tikrųjų, šio modelio istorija yra ir įdomi, ir truputėlį sudėtinga, bet apie tai truputėlį vėliau. Tačiau pagrindinis klausimas, kurį šiandien keliame, ar toks antros kartos Ford Edge yra geras pasirinkimas, jeigu ieškote didelio, naudoto, komfortiško, šeimyninio tokios klasės crossoverio. Oficialiai su Ford Edge modeliu europiečiai susipažino tik, kai 2014-aisiais buvo pristatyta antroji šio crossoverio karta, nes iki tol nuo 2007 gamintas pirmos kartos Edge buvo skirtas tik Amerikos rinkai. Tokie antros kartos modeliai Europoje pardavinėti iki 2021, nors kitose rinkose buvo siūlomi iki 2024, kai pakeitė trečios kartos modelis, kuris skirtas tik kinams. Tuo metu antros kartos Edge į senąjį žemyną atvyko dėl Ford taikytos strategijos, kai visoms rinkoms buvo stengiamasi siūlyti vienodus modelius. Taigi istorija įdomi ir kiek paini. Tačiau nieko painaus kalbant apie šio modelio pagrindinės savybės, kurias įvardė rinkos ekspertas Paulius Valkėnas. Kaip crossoveris, Ford Edge pasižymi aukšto komforto lygiu, tiek kalbant apie važiavimo savybės, tiek ir apie interjerą. Tai ilgoms kelionėms subalansuotas automobilis, kuriame erdvu ir keleiviams, ir jų bagažui. Bet dėl beveik 5 metrų ilgio kėbulo jis nėra pats patogiausias mieste. Visgi, kaip modelis pasižymintis premium lygio savybėmis, jis yra patrauklus kainos atžvilgiu, kuri yra artimesnė ekonominės klasės automobiliams. Europoje antros kartos Ford Edge siūlyti tik su 2 litrų darbinio tūrio dyzeliniais varikliais, todėl jei pastebėsite modelį su V6 benzininiu, jis yra atvykėlis. Iki atnaujinimo 2018-aisiais siūlytos 2 dyzelinio variklio versijos. Po atnaujinimo pradėtas montuoti naujas 2 litris dyzelis ir 3 skirtingos jo versijos, kurių galingiausia buvo aprūpinta 2 turbinomis. Mes bandome Edge, kuris pagamintas 2017-aisiais, tai yra iki atnaujinimo ir turi galingesnę 210 arklio galių versiją bei automatinę pavarų dėžę. Visgi galingesnė versija nereiškia, kad galite tikėtis greičio bei dinamikos. Priešingai, šiam nemažam crossoveriui labiau tinka apibūdinimas vangus. Iš vietos jis pajuda ramiai, o įsibėgėjus ir pasiekus didesnį greitį, taip pat neįtin entuziastingai reaguoja net ir į iki dugno nuspaustą akceleratorių. Automatinė pavarų dėžė irgi veikia ramiai ir ganėtinai švelniai. Tačiau visa tai tinka prie komfortiško važiuoklės darbo. Ji puikiai tinka ilgoms užmiesčio kelionėms, kurių metu norisi ramybės. Tuo metu mieste ramybės nebus. Edge yra net 20 cm ilgesnis už ne patį mažiausią Ford Kuga, o šie papildomi centimetrai nepadeda europietiškose stovėjimo aikštelėse ar siaurose gatvėse. Kai buvo visiškai naujas modelis, tai Ford Edge europiečiams buvo pozicionuojamas kaip didelis, aukštesnės klasės, komfortiškas šeimyninis crossoveris, subalansuotas ilgesnėms kelionėms. Ir tai labai puikiai jaučiasi įsėdus į jo vidų. Čia iš tikrųjų pirmiausia yra labai erdvu, tiek sėdintiems priekyje, tiek ir gale. Čia komfortiškai jausis tiek vairuotojas, tiek keleivis priekyje, tiek ir keleiviai sėdintys ant galinės sėdynės. Kitas dalykas yra šio automobilio interjero medžiagų kokybė. Tai galime rasti tikrai labai daug malonesnių liesti paminkštintų medžiagų. Turime nemažai oda padengtų paviršių ir apskritai visas interjeras atrodo ganėtinai solidžiai. Tiek medžiagų, tiek ir jų surinkimo atžvilgiu. Šis Ford lyg ir atitinka tą tokį ekonominio lygio, bet premium klasės segmentą. Jeigu kalbėtume apie tai, kokia situacija yra šiandien, tai šis Ford Edge yra įveikęs 160 beveik 3000 km. Viskas atrodo vis dar pakankamai solidžiai, nors galime rasti vieną kitą tokią smulkmeną. Tai pavyzdžiui, kiek yra pasidėvėjusi vairo oda,
Taip pat ten, kur yra toks piano black apdailos sprendimas, tai yra lakuotas juodas plastikas, irgi galime pamatyti tokių natūralių įbrėžimų, bet tai nėra tai, dėl ko šis automobilis labai erzintų. Jeigu kalbėtume apie ergonomiką, tai vėlgi yra tam tikrų tokių įdomesnių sprendimų, bet pradėsiu nuo čia esančio lietimo jautraus ekrano. Kaip ir visuose šio laikmečio Ford modeliuose, jis nėra ypatingai didelis ir nėra ypatingai tikslus bei greitai veikiantis. Galbūt tai nuotaiką kiek ir gadina, bet jeigu turite pakankamai kantrybės, tai galbūt tai nesudarys kažkokių didelių problemų jums. Kalbant toliau apie ergonomiką, yra tam tikrų dalykų, kurių ne visai suprantu. Štai pavyzdžiui, sėdynių šildymas. Jeigu norime jį įjungti, tai randame mygtuką ekrane, kuris yra pagrindinėme meniu, bet tuo pačiu yra ir fizinių mygtukų štai čia, tiek vairuotojui, tiek ir keleiviui. Dar vienas dalykas, kad jeigu norime valdyti klimato kontrolės sistemą, tai vėlgi turime daug fizinių mygtukų ir viską galime valdyti jais, tačiau tuo pat metu turime ir papildomą meniu lietimų jautriame ekrane, kuriame vėlgi turime visas funkcijas, kurios yra čia ir tą patį sėdynių šildymą ir taip toliau. Turite laisvę rinktis, kaip norite patogiau valdyti klimato kontrolės sistemą. Na, apskritai, tai šis antros kartos Ford Edge sukuria gerą įspūdį kaip solidaus, tikrai komfortiško ir ilgoms kelionėms subalansuoto automobilio. Edge labai erdvus išskirtinai tiems, kurie sėdi ant galinės sėdynės. Kadangi šis modelis buvo siūlomas tik su 5 sėdinimomis vietomis, be papildomos 3 sėdynių eilės, jį projektuojant antrą sėdynio eilę buvo galima pastumti toliau į galą. Nepaisant to, bagažinės tūris išliko pakankamai didelis, net 800 litrų. Ar didelis tokių Ford Edge galimų gedimų sąrašas? Kadangi buvo siūlomi tik dizeliniai varikliai, teks susitaikyti su tokiomis problemomis kaip turbinų gedimai, jos gali tarnauti iki 100 000 km, po maždaug tiek pat kilometrų gali kilti problemų ir su kietųjų dalelių filtrais. PowerShift automatinės pavarų dėžės daugam yra tapusios keiksmažodžiu, bet montuotas į Edge galima vadinti gerokai švelniau, nes jos patikimesnės. Tačiau labai svarbu ne vėliau kaip kas 50 000 km keisti tepalus. Dažnai skundžiamas įvairiai šių crossoverių elektros gedimais, ypač elektravalomais bagažinės dangčiais, vairo stiprintuvais ar centrinių užraktų. Apskritai, tokių Edge savininkai neretai skundžiasi ir įvairių kitų elektrinių sistemų gedimais. Modeliuose su stoglangiais perspėjama apie galimą vandens prasisunkimą į saloną. Jeigu susidomėjote tokiu antros kartos Ford Edge ir norite būtent Europos rinkai skirto modelio, tai jų pasirinkimas yra ganėtinai ribotas. Visgi jums pasisekė, nes būtent šį, kurį bandau šiandien, galite įsigyti iš longo.lt. Šio Ford Edge kaina šiuo metu yra 15 000 eurų, jis yra pagamintas 2017 metais, įveikęs truputį daugiau negu 160 000 km, jis yra varomas 2 litrų turbodizelinio variklio su 210 arklio galių, turi automatinę pavarų dėžę ir visų varančiųjų ratų pavarą. Jeigu šį automobilį norėtumėte pamatyti ir išbandyti gyvai, tai atvykite į Long.lt atstovybę Vilniuje, kur jis šiuo metu ir yra, tačiau yra ir dar viena galimybė. Šį automobilį galite įsigyti nuotoliniu būdu. Tokiu atveju Long.lt jį pristatys tiesiai į jūsų kiemą. Antros kartos Ford Edge yra savotiškas crossoveris žvelgiant iš europietiškos perspektyvos. Ne itin dinamiškas, komfortiškas ir su kai kuriomis premium lygio savybėmis. Tačiau jis nėra paslankus, todėl yra ribotai patogus mieste, bet užmiestyje jaučiasi puikiai tiek jis, tiek ir vairuotojas bei keleiviai. Todėl jei jums reikia būtent to, toks Ford Edge gali būti tai, ko ieškote ir už pakankamai patrauklią kainą. Laidą remia Fakto Auto, naujausi Citroen modeliai su 8 metų arba 200 000 km garantija. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį. Laidą remia Fakto Auto, naujausi Citroen modeliai su 8 metų arba 200 000 km garantija. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį. O dabar gera naujiena mėgstantiems nebrangius ir racionalius automobilius, nes Dacia pristato naujausią savo modelį – Striker. Kaip teigia gamintojas, tai C segmento automobilis, kuriame derinami crossoverio pravažumas, universalo praktiškumas ir sedano efektyvumas. Šios savybės atsispindi ir Striker dizaine. Padidinta prošvaisa, kuri modelyje varomame priekiniais ratais siekia 18, o visų varančių ratų versijoje 20 cm, suteikia crossoverio pravažumą ir aukštesnę sėdėjimo poziciją.
tačiau žemas kėbulas suteikia pojūtį, kad vairuojamas sedanas, o galinė automobilio dalis kaip tradicinio universalo, kurio bagažinės tūris 600 litrų. Nors bendras dizainas panašus kaip ir kitų Dacia modelių, todėl galima pastebėti daug tiesių, horizontalių linijų ir aštrių kampų. Tačiau Striker turi T formos LED priekinius dienos šviesos ir galinius žibintus, kokiais kol kas nepasižymi joks kitas gamintojo modelis. Tokia pati stilistika išlaikoma interjero dizaine, kuriame galima pastebėti naujus tekstilinius apdailos elementus, o visos šio modelio versijos turės 7 colių skaitmeninius prietaisų skydelius ir lietimui jautrius 10 colių skersmens ekranus. Po ekranu bus keletas fizinių mygtukų greitoms funkcijoms ir tokiu būdu Dacia bando derinti jų patogumą su ekranų suteikiamu išplėstiniu valdymu. Taip pat šiame modelyje bus galima montuoti ir didelį panoraminį stoglangį. Pirkėjai galės rinktis vieną iš 3 Striker siūlomų pavarų. 1,2 litro variklis su turbina pasiekia 140 arklio galių pajėgumą, turi lengvą hibridinę sistemą ir gali būti varomas tiek benzinu, tiek dujomis, bei suks tik priekinius ratus. Šis variklis bus derinamas ir su mechaninė, ir su automatinė pavarų dėžėmis. Hibridinis Striker su 1,8 litro benzininiu ir elektros varikliu pasiekia 155 arklio galias ir taip pat yra varomas priekiniais ratais. Tuo metu versija su visų varančių ratų pavara bus varoma jau minėto 1,2 litro benzininio variklio su turbina, kuris suka priekinius ratus, o galiniams ratams skirtas atskiras elektros variklis, kuris juos suka pagal poreikį. Šios hibridinės pavaros bendras pajėgumas 150 arklio galių. Skelbiama, kad pradinė Dacia Striker kaina bus mažesnė nei 25 000 eurų, o kai tik turėsime galimybę šį modelį, išbandysime ir autopiloto laidoje. Labas rytas. Jeigu žiūrite autopilotą, šiemet šiek tiek anksčiau jau matėte, kad testavau naująjį Hyundai Ioniq 6N. Patys smagiausią elektromobilį be jokių klausimų. Tačiau čia nėra vienintelė naujiena iš Hyundai. Jie kartu ir atnaujino paprastą Ioniq 6. Taip, pasižiūrėkim, kiek geras yra jis. Hyundai dizaineriai drąsūs ir Ioniq 6 modelio formos buvo vienas iš drąsos pavyzdžių. Aerodinamiško fastbacko forma išskirtinė, man žavi, tačiau ankstesnio modelio detalės nemažai daliai automobilistų užkliuvo. Modelis praeivius padalino į 2 stovyklas. Vieniems jis labai patiko, o kitiems buvo baidyklė. Su šiuo atnaujinimu Hyundai tikisi, kad dalis žmonių iš nepatiko stovyklos perbėgs į tą, kur patinka. Naujos siauros akys, labiau tradicinis priekinis bamperis, konkretesnės, geriau suderintos linijos. Man Ioniq 6 patiko ir anksčiau, tai dabar šis modelis su ryškia spalva atrodo netgi gražus. Gerai, kuo pasikeitė Ioniq 6 interjeras? Nelabai kuo. Niekas čia nebuvo sugedę, tai nebuvo per daug ką ir taisyti. Nauja multimedija, greitesnė, geresnė, man asmeniškai daug gražesnė, minimalistinė, paprasta naudoti, veikia puikiai, viskas gerai. Didžiausias skirtumas nuo ankstesnio Ioniq 6, bent jau kurį man teko vairuoti. Šitie tokie plasmasiukai, kurie atrodo kaip ir niekam nereikalingi, bet anksčiau čia buvo ekranėlis, kuris rodė vaizdą iš kameryčių vietoje veidrodėlių, o dabar mes turime normalius veidrodėlius. Tiesa, Hyundai skaitmeniniai veidrodėliai tikrai nebuvo patys blogiausi, su jais tikrai buvo galima gyventi, bet tikro veidrodžio nieks nepakeis. O manau ir efektyvumo klausimo praradimai aerodinaminiai čia yra minimalūs. Interjero kokybė padori, tačiau šioje klasėje vidutiniška. Solidi, tvarkinga, detalės gerai surinktos, bet prabanga toli gražu nespinduliuoja. Nors erdvė tiek priekyje, o ypač gale sėdintiems galėtų simbolizuoti ir kitaip. Tai labai erdvus automobilis keleiviams. Kalbant apie techninę pusę, korėjiečiai beveik 10 kWh padidino bateriją. Jos panaudojama talpa dabar 80 kWh. Jau anksčiau buvęs rekordininkas, vienas pirmųjų automobilių pagal VLTP matavimus pasiekęs 600 km atstumą vieną įkrovą, dabar pagal teorinius duomenis galėtų nuvažiuoti beveik 700 km. Tiesa, praktikoje tikėkitės 400-500 km, tačiau tai vis vien labai geras rodiklis elektromobiliui.
Negana to, tai vienas iš nedaugelio modelių vidutinėje klasėje turintis 800 V elektros architektūrą. Ja turi tik Hyundai ir Kia. Ir tai šiam elektromobiliui leidžia įsikrauti itin greitai. Maksimali įkrovimo galia daugiau nei 260 kW, o vidutinė galia siekia beveik 200 kW. Nors Hyundai Ioniq 5 ir Ioniq 6 yra techniniai broliai dvyniai, su skirtingais kėbulais jų charakteriai skiriasi kaip diena ir naktis. Ir šio automobilio charakteris man yra arčiau širdies. Hyundai Ioniq 5 labai komfortiškas, tačiau pabandžius važiuoti dinamiškiau, išgąsdina it vandens čiužinys besielgianti važiuoklė. Nuo inercijos jėgų chaotiškai siūbuojančių automobilių važiuoti azartiškai nėra smagu, o šis tikras Grand Tourer, kaip sako britai ar amerikiečiai. Kai automobilį taip apibūdino pristatymo metu, juokiausi, bet su originaliuoju modeliu laimėjęs elektromobilių lenktynės, užlipęs ant podiumo 24 valandų elektromobilių lenktynėse, nebesijuokiau. Tai rimtas, gerai valdomas, paklusnus, tačiau tuo pačiu metu komfortiškas kreiseris, prie kurio vairo be problemų ir visą dieną galima praleisti. Aišku, aš kelis tūkstančius kilometrų pravažiavau su bazinė versija, kuri turėjo vieną variklį gale ir mažus ratus. Kaip bebūtų keista, ji man patiko labiau nei geriausiai sukomplektuotas atnaujintas modelis. Dabar šis bandomas automobilis apautas 20-21 colio ratlankiais ir kai kuriuose vietose ant tokių mažų smulkių nelygumų, pavyzdžiui, įvažiuojant į aikštelę per tokį mažą borduriuką, jau važiuoklė nebesudirba ir bumteli. Kaip ir mažas trūkumas, labai retai pajaučiamas, bet yra. Taigi, dėl efektyvumo rekomenduočiau rinktis silpnesnį variantą su motoru tik tai gale, tų 230-40 arklio galių visiškai pakanka. Ir dar dėl komforto ir efektyvumo siūlyčiau rinktis mažesnius ratus. Taip siūlyčiau rinktis bazinį variantą, prisidėti šiek tiek įrangos ir turėsit puikų automobilį už sąlyginai neblogą, tikrai racionalią kainą. Bazinis modelis su 80 kWh baterija ir vienu 239 arklio galias pasiekiančiu motoru kainuoja 47 000 eurų. Tai bus efektyviausia, toliausiai ir komfortiškiausiai važiuojanti versija. Dinamikos netrūks. 100 km/h automobilis pasiekia per 7,5 sekundės. Jei norite visos įmanomos įrangos, kaina truputį perlips 50 000 eurų ribą. Na, o 2000 kainuojančių skaitmeninių veidrodėlių nerekomenduoju, pataupykit. Versija su visais varomais ratais ir dviem elektros motorais pasiekiančiais 325 arklio galias kainuoja tarp 53 ir 60 000 eurų priklausomai nuo komplektavimo lygio. Taigi, Ioniq 6 yra ne tai, kad toks pats geras, jis netgi geresnis negu anksčiau, kaip ir priklauso po atnaujinimo. Ir tai vis dar yra vienas geriausių elektromobilių keliavimui tolimoms kelionėms. Jis važiuoja tikrai geriau už Ioniq 5. Man jis atrodo geriau. Ir bendrai tai yra tiesiog geresnis automobilis, toliau važiuojantis, efektyvesnis ir visoks koks esnis. Bet žiūrint į pardavimus, tai vienam Ioniq 6 tenka net 10 Ioniq 5. Kodėl? Na, taip, žmonės nori crossoverių. Ir, na, crossoveris yra aukštesnis, o šis nevažiamas. Sėdynės pozicija pakankamai aukšta, tai kaip ir nepaaiškina to, kodėl žmonės nori crossoverių. Spėju, žinau. Paslaptis yra va čia, bagažinėje. Tai yra sedanas. Ir jeigu jūs turite šunį, arba vežiojate šaldytuvus, mikrobangės televizorius, nors bagažinė yra pakankamai normalaus dydžio, maža įkrovimo anga neleis sutalpinti daug. Tai jo praktiškumas yra šiek tiek apribotas. Bet dėl to žmonės renkasi crossoverį. Jeigu jūs nevežiojate šaldytuvų baldo ar nepristatinėjate kitų didelių daiktų, o keliaujate su elektromobiliu, vis tik rekomenduočiau rinktis Ioniq 6 vietoje Ioniq 5. Nors šiandien autopilotas jau atsisveikina, bet vėl pasimatysime lygiai po savaitės kitą šeštadienį 10 val. Ryte TV6 eteryje arba bet kuriuo jums patogiu metu visus mūsų laidos reportažus galite rasti ir autopiloto YouTube kanale. Kadangi dabar yra vasara, atostogų, kelionių metas, noriu palinkėti tik geriausių įspūdžių, o taip ir bus, jeigu kelius ir gatvės elgsite saugiai atsakingai. Iki!